Sveiki. Ir čia su aš Dmitrijus, Mindaugas, Ignas ir mūsų šiandieninis svečias Karolis. Sveiki. Tai ką, pradėkime šiandien podcastą su ganėtinai, sakykime, neįprastu intro, kadangi prasidėjo ne nuo pačios dainos, o nuo seno draugužio introdukcijos. Taip, šioje serijoje įvyko du dalykai, nuo kurių man iki šiol sunku atsipeikyti. Tai apie vieną iš jų galime pasišnekėti, tai yra grįžo ponas Sandoras Clegainas. Taip, kiek žinau, Mindaugai šitas veikėjas yra vienas mėgstamiausių, ar ne, tai Mindaugai ką tu? Taip, tai buvo mano pats mėgstamiausias herojus, ypač skaitant knygas, tai man atsiskleidė visai kitoj šviesoj. Ir, tiesiog džiaugsmas užlieja širdį, aišku, po sekundės kažkaip pagalvojau, kad galėjo tai jau būti Stanis. Bet, kaip sakant, nereikia per daug norėti, o jo, iš karto kokia jo linija bus, ką jis padarys, tokias mintis užplūdo, ar jis bėgs gelbėt Sansą, ar jisai kažkokią tai redeem kelią darys savo asmeninį, ar ką žinau, gal jūs kokių minčių turit? O kodėl Sanso ne Arija? Todėl, kad iki Arijos sunku dasikapstyti. Vienas dalykas, daug sunkiau ją rasti. Kitas dalykas, jeigu atsimenat, buvo, kad situacija, kai jisai bėgo iš King's Landingo, jis buvo trumpam užsukęs pas Santą. Pasisveikinti, patikėjęs kartu eiti. Tai va, tai irgi kažkoks tai gal buvo toksai šiek tiek pakvietimas. Arba kažkoks tai užuomina kažkiek tai. Kaip Karolis, tavo reakcija buvo į Clegaino grįžimą? Buvo džiugi reakcija, nebuvo absoliutus siurprizas kaip knygų skaitytojai, nes tenai buvo tokių užuomenų, kad tai lyg ir išgyveno kažkokiam formatą, susirado amatą, pradėjo gyventi kaip doras žmogus, arba bent jau bandė gyventi. Tai buvo visai smagu, buvo gal kažkiek įdomu pamatyti su serialo formatą įgyvendinant labai tipinę RPG žaidimo pradžią, kur tu gyvenai savo tvarkingai miestelį, tavo miestelį visai žudė, vakirilis ir eik daryti teisybės. Visai gerai gal. Kas įdomu, dar prieš podcastą kaip tik ir trumpai apkalbėjom tą, kad Clegainas lyg ir nežuvęs tiesiog į knygos. Apie ką mes ten tiksliai kalbėjom? Apie tai, kokie kardininkai buvo. Kas yra stipriausi dabar kovotojai, kas geriausiai valdo kalaviją išlikusių, tai buvo sudėtinga, nes Džeimis prarado visus savo įgūdžius su ranka, Loras uždarytas požemį, dar nežino, ar sugebės mojuoti. Tai realiausias kandidatas buvo Brienne, dabar yra Clegainas, gal netgi bus proga revanšui. Įdomu. Aš kažkaip pagalvojau apie tą, ypač turint omeny, kaip dabar Clegainas šlubčio, apie tą garsų Skyrimo memą, kad I used to be a swordsman like you, but then I got Brienne in the knee. Tai va, o šiaip dar apskritai, žiūrint į šį sezoną ir prisimenant ankstesnius sezonus, aš kažkaip įsivaizdavau HBO ofisą ir kažkas visiškai pasimetęs iš prodiuserių sako, kad jeigu mes toliau žudysime veikėjus su tokiu greičiu, greitai neliks ko žudyti ir reikia surasti kokį nors išeitį ir tada staiga kažkas pasiūlė. Dabar mes galime ne tik žudyti veikėjus, mes galime jas prikelinėti. Ir šis sezonas to visai pasižymėjo. Štai prikelė Joną Snow, dabar prikelė Houndą, gal dar ką nors prikels. Ir kažkaip atsiminiau dar ankstesnio jo sezono podcastus ir vienam podcast'e aš labai negražiai sukritikavau žmonės, kurie tikisi, kad Game of Thrones veikėjai prisikels, kad kažkas yra gyvas, kad Stanis gyvas, Houndas gyvas ar taip toliau. Ir štai. Ir dar Benjanas gyvas. Ir Benjaną prikėlė, taip, ir Benjaną prikėlė. Tai ką jūs apskritai manot apie šią prikėlimų seriją? Ar jums patiko tai, ar turit kažkokių pastabų dėl to? Kai nužudo tiek veikėjų, kurių nesitikėjai, kad nužudys, tai sąžiningai yra vieną kitą prikelt. Dabar slapčia tikėsiuosi, kad Sirio Farrell iš pirmo sezono grįž, būtų labai gerai. Aš ko tikėčiaus, bet manau, kad tai labai sunkiai bus, tai Oberino grįžimas.
Šiaip Sirio Forel tai labai gerą hintą čia užmetė, ypač Arijos kontekste šiandienos. Bet gal apie tai vėliau šiek tiek šnekėsiu. Šiaip taip, galėtų grįžti ir Sirio. Šiaip su visais tais trimis veikėjais, kurie buvo sugrąžinti, aš buvau labai tuo patenkintas, jie visi buvo verti to, bet aš pasiskaičiau, štai vat greitai permečiau akimis telefonės forumus pasižiūrėjęs seriją. Ir pamačiau, kad yra daug žmonių, kurie teigia, kad atseit A Game of Thrones šiame sezone nepraranda savo flavorą. Tai, kad visi žūsta, viskas yra fatališka, dabar staiga veikėjai pradedami grąžinti atgal, kad viskas būtų tarsi geriau, daugiau vilties ir taip toliau. Aš taip nemanau, kaip jūs. Man tai asmeniškai netrukdo tai, kad kažkas grįžinėja ir vis dar daugybė miršta. Tiesiog svarbu, kad vis dar istorija išliktų įdomi. Taip. Čia ar vienu plot device naudosis ar kitu, tai manau, kad nėra skirtumo. Jo labiau, kad tikrai miršta gausybė vis dar. Tai čia neišvengiamas elementas, kai turim space opera žanrą, tai čia yra fantasy opera didžiulė, tai turi būti visi ten niuansai, turi kažkas išeiti, turi kažkas sugrįžti netikėtai, gal kažkas atmintį praras, irgi būtų visai įdomu, atgaus gal kažkas. Tai pakankamai natūralus device'as, tai kas tvarkoja. Kažkaip kritikos tam neturiu didelės. Sandoras grįžo, pasidžiaugia ir pasimėgaukim čia. Taip, go Sandor. Na ir priedo taip pat, neatsimenu dėl aktoriaus, bet su Sandoru atėjo ir naujas veikėjas, kuris šios serijos pabaigoje ir išėjo, tai buvo, aš iš kurio atsimenu jį, tai buvo Blackbeardas iš Stranger Things. Tiksliai, karių piratų. Kur jisai, taip. Ir ką aš tikėjaus, kad jis iš tikrųjų turės didesnę, ilgesnę rolę, kadangi jau, kai mes pamatome rimtus veidus, kaip kad matėme ir Žvirblio atėjusio veidą, iškart sakėm, kad jo, taip, šitas pasiliks ilgesniam laikui. Tai šiuo atveju taip nebuvo, bet gal ir gerai, nes kad gal jį dar atgaivinti. Jo, bet man tai tokia emocija buvo, kad nelemta geriems žmonėms ir geriems tamburiam ilgai gyvuoti Game of Thrones pasaulyje. Aš turiu dar pasakyti, kad nepaisant to, kad jis su mumis pabuvo visai trumpai, tai tas veikėjas, tas Septonas, jisai tikrai turėjo savo neblogą prieskonį ir aš sakyčiau, kad jis netgi kažkiek veikia kaip toks counterbalansas ar antipodas didžiajam Žvirbliui. Ta prasme, kad didysis, abu jie yra gan atsidavę ir abu yra nuoširdus savo tikėjimu, bet didysis Žvirblis jis toks yra fanatikas labiau ir tiki, kad reikia visus atversti savo tikėjimą ir tu gali naudoti bet kokias priemonės ir reikia su ugnimi kovoti ir visus tos kilminguosius atversti ir taip toliau. Ir turime kitą vertus tokį paprastą nuoširdų žmogų, kuris paprastai kalba ir stengiasi padaryti savo išgalėmis kuo daugiau gyvenime būtent gėrio. Tai va. Net labai modernės priemonės, pagalbos ratelį prasuko irgi. Netikėtas dalykas. Tolerantiškas visom religijom ir panašiai. Tai toksai New Age-inis tikėtojas. Jo, turbūt tikrai, kad ir vos viena serija, bet jo buvo gaila. Gan, tiek. Jeigu jis būtų su Sandoru atėjęs į King's Landingą ir, sakykime, nuvertis ten kokį Sparrow ar dar kokių nuotykių būtų patyręs, aš manau, būtų netiek. Ai, bet gerai, dabar jį nukalė, už tai Sandoras pasėmė kirvį ir bus tai smagiau. Tai. Man vienas klausimas, ar jį nukalė, kaip mums leido suprasti serialas The Brotherhood Without Banners? Sprendžiant iš to, kad jie atėjo be bannerių. Taip nemanau. Aš manau, kad jie prisimeta, kaip ir knygai buvo kažkokios tai užuominos iš tos likučiai iš to ožio, ten krūviniai juk darėjai, ar kaip jie ten buvo. Bloody Mammers buvo. Jo, jie prisimetė Brotherhood, bet iš tikrųjų darė labai blogus darbelius ir tiesiog, kadangi čia jau istorijos visai labai mažai išplėtoja, sakykime, arba savo interpretacija, kaip ten likožiai prie sienos buvo nuvedę, žodžiu. Tai manau, čia iš jų kažkas tokio. Aha, nes mane tiesiog tada apgaulingai paveikė tai, kad jie pasakė, kad the night is dark and full of terror. Taip, tai aš ir sakau, jie prisimetė. Jie mėgdavo prisimesti. Okay. Ir tada skleidė tokį, kad Brotherhood tie Without Banners yra ir tokie žvėris, nes iš tikrųjų tai būdavo ne jie, o daugiau tokie visokie
Jo, bet matai, serialė to, tas nebuvo taip jo. atskleista ir dėl to aš galvojau, kad grinai kalbant apie tą Brotherhood serialę, kad tai yra toks plot devices ne tik sugrąžinti sandorą, visą tą istoriją, bet ir sugrąžinti visą tą Brotherhoodą į serialą, kuris tarsi buvo pamirštas. Bet čia yra visai geras variantas, jeigu sandoros eis dabar keršyti Brotherhoodui, visai yra gera galimybė parodyti atgaivintą Caitlyn, dabar aš jau nebeatsimenu, ar serialį atgaivino, kaip knygos atgaivino. Tai yra tada galimybė vėl parodyti Beric Dondarrioną ir visus kitus, visą tą jo kompaniją, jeigu tenai Houndas nukeliaus, galbūt čia yra ta frakcija, prie kurios... Plius dar, kadangi jau, kaip ir Dima minėjo, mes resurektinam visus veikėjus. Gal ir Caitlyn prikels, gal. Nu, va, matai. Tai ką, gal prieikime prie galiausiai tai, kas yra rodoma šioje serijoje, prie scenų analizės. Ir pirmoji scena yra Žvirblis kalbasi su Marjorie apie tikėjimą. Aš turiu pasakyti, kad šitoj scenoj turėjau vieną tokią baimikę, kuri kol kas nepasitvirtino ir labai gerai. Kai Žvirblis prisėdo prie Marjorie ir pradėjo jos klausinėti, kaip jai sekasi su Tomenu lovoje, aš jau pradėjau bijoti, kad Žvirblį paversti tokį iškrypusio kunigo stereotipą, kad dabar jis pradės prie jos kibti, sakyt, gal aš tave galiu patreniruoti, galiu pakaunselinti šitą nieko blogo. Ir man labai patiko, kad to buvo išvengta, nes jeigu būtų padaryta tai ir parodyta, kad Žvirblis irgi turi kažkokius tokius paslėptus kėslus, skaitinimas, kitokias aistras, tai man būtų sudrumstas visas jo paveikslas, nes man Žvirblis, kaip sakiau, yra tas fanatikas, kuris yra grinai fanatikas. Ir jo perteikiama tai, kad grynas fanatizmas kartais irgi gali atnešti daug blogio, netgi jeigu tu neturi užslėptų kėslų ir nuoširdžiai tiki tuo, ką tu darai. Ir man labai patiko, kad nebuvo susidarota su jo veikėju tokiu paprastu mūvų, kad tiesiog parodyti, kad Kad iš tikrųjų bjaurybė yra. Ja, o jis bjaurybė ir iškrypėlis, ir dėl to jis blogas, o ne dėl to, kad jisai yra labai aklas fanatikas. Gerai, bet ką tada tavo nuomonė turėjo tas pokalbis būtent apie lovos reikalus? Aš manau, kad... Kur link suko? Jeigu žiūrėt viltingai ir kad tai nebus pavesta tuo, ko aš sakiau, tai aš manau, kad to buvo trokštama parodyti, kiek Žvirblis, kiek toli pradėjo sekti Žvirblio... Koks jo micromanagementas? Jo, koks jo micromanagementas ir kiek toli siekia jo galia. Išlindo jo galia siekia karaliaus lovą, sulindo ir tenai, viską kontroliuoja, kita vertus ta pati scena parodė, kad ko visi turbūt tikėjosi po paskutinių 2 serijų, kad Marjorie iš tikro žaidžia, kaip jau galia tiksliai labai buvo parodyta, kad Marjorie žaidžia Žvirbliu ir kad jinai yra gudresnė, kad yra savo senelės anūkė tikra ir sugeba suvaldyti tą situaciją. Dar vienas džiugus pasisukimas. Čia kalbant apie tą ateinančią sceną, kurioje būtent susitikimas su močiute, mes vis žiūrėjom ir galvojom, kadagi mirktels Marjorie savo močiutei, bet jis sugalvoja daug sudėtingesnį planą, nusipaišyti rožę, įduoti į delną ir... Tai gerokai pavojingesnį ir tiesiog bereikalo sudėtinga. Man pasirodė dar, kad rožė buvo toksai, nežinau, ar tai buvo intentional labai, bet tai buvo nuoroda į tokį romaną, parašytos baronės Orci, man regis vadinasi Scarlet Pimpernel. Tai yra romanas apie anglų džentelmeną, kilmingą, kuris Prancūzijos revoliucijos laikais gelbėjo žmonės nuo giljotinos ir jisai irgi kovojo prieš fanatikus ir visiems įduodavo nupieštą gėlytę. Toks labai buvo iškalbingas ir įsimintinas tas nupieštos gėlytės įdavimas, trademarkas. Tai buvo vienas pirmųjų super didvyrių, tai yra paslėptas identity ir žmogus turi savo sferą ir kovoja prieš tai, ką jis laiko blogiu. Bet kalbant apie tai, apie ką minėjot, kad Marjorie žaidžia Žvirbliu,
man tai toks įspūdis, kad dabar tarp Tyrelių, Lannisterių ir žvirblių yra grinai stratego žaidimas, tai kas žaidėt, kai tu turi savo karius ir tu žygiuoji prieš priešą, bet priešas nemato, kokie iš tiesų tavo kariai išstatyti ir tu nematai, kokie pas priešą kariai. Tai dabar visi tarsi žaidžia visais ir neaišku, kas dar iš tos trijulės bus iškils labiausiai. Na, dar prisimenant tos lovos reikalus, aš galvoju, ar tik Marjorie nevengia to būtent tam, kad negautų palikuonio karalius ir kad galėtų kitais metodais perimti sostą. Ką manot? Matai, gali būti, bet netgi jeigu jį gautų tą palikuonį, kokios tai turėtų neigiamos reikšmės. Tai yra labai tikėtina, kad jį vis tiek galėtų valdyti kaip regentė ir turėtų to palikuonio, nežinau, būtų jo motina ir turėtų daugiau struktūrinės galios net su juo. Na, žiūrint, kas dabar vyksta King's Landing'e, labai sunku iš tikrųjų numatyti, ar nebus tai, jeigu tu, kaip ten, susigiminiuosi su Lannisteriais, tau nebus prasčiau nuo to. Tai yra ir kitus dalykų dar, aš kaip įsivaizduoju, čia neaišku, kiek ta situacija tęsis, bet yra tas momentas, kad jeigu atsiranda palikuonis, jo globą natūraliai perims kokiu nors būdu irgi tas pats Septonas žvirblis ir dar vienas įrankis manipuliuoti ir kontroliuoti. Gali būti tas elementas, bet čia turbūt atsiskleis artimiausiose serijose. Bet man labai patinka, kas vyksta King's Landing'e, nes tai yra klasikinėse Game of Thrones. Tai yra intrigos, machinacijos ir visa kita ir neaišku, kas laimės. Galbūt netgi klasikinis King's Landing'as, nes... Jo, klasikinis King's Landing'as, nes anksčiau žvirbliai jie buvo tokie, toks mažiau įtikinantis gal istorijos elementas ir galvoju prie ko jie čia. O dabar tai viskas tarsi susidėjo, viskas į savo vietas, tu turi tris stiprius žaidėjus ir galvoji, kaip čia viskas bus. Ir labai įdomu. Ja, ir tris stiprius naujus žaidėjus. Anksčiau buvo, sakykim, tie tipiniai konspiratoriai, bent jau laikinai Tyrionas, Varys ir Littlefingeris. Visi dabar iškeliavo kitur daryti intrigas. Tai yra nauji žaidėjai, King's Landing'o žaidimas tęsis. Na ką, ir eime prie kitos scenos, kur Jonas bando įtikinti Wildlingus, kad reikia prisijungti prie jo žygyje pas Boltonus. Mindaugai, ką tu į tai? Man patinka, kad jie daug šneka, įtikinėja ir galiausiai visi atsisuka į milžiną, kuris peškia vieną žodį. Praeitą sezoną tai buvo Tormund, šį sezoną tai buvo Snow ir viskas tam pasakyta. Čia kaip tas, kaip ten vyriausias patarėjas. Aukščiausiasis patarėjas šiuo atveju būtų. Jo. Bet rimtai, ar nesuvilioja tas milžinas nieko, jie ten sako, ką tu ten valdingų kropelę turi ir taip toliau. Ta prasme, jis yra galingas bitas, bent jau taip atrodo, įsivaizduokite savo armiją. Aš tai tikrai jo nuo vietoje ateičiau, sakyčiau, mes turime milžiną, come on, join. Mes turime Davosą. Man apskritai dar šioje serijoje buvo juntamas tos įtikinėjimus, visos įtikinėjimo virtinės sunkėjimas. Tai yra, pirmą tu eini prieš, kaip kokiam žaidime, prieš paprasčiausią priešą. Tai yra, bandai įtikinti žemo lygio, kaip čia pasakyti. Pirmiausia, bandai įtikinti alaisus, kad jie prisijungtų. Tada buvo labai paprasta. Tada bandai 10-metę įtikinti, taip? Taip, įtikini 10-metę ir varai pas kokie buvo Glauveriai. Pas Glauverius, jo. Tai man labai patiko, kai... Beje, kaip jums ta 10-metė apskritai? Ta prasme, jinai aфиgeną vargaitė. Dima jau turėjo ir nickname. Jo, The Interrupting Liana. Tai yra visas dialogas, bent pradžia buvo tokia, kad jį visus tik interruptino, kol nepradėjo šnekėti Davos. Jo, tas naujai atsiradęs laisvai samdomas diplomatas, kuris nebeturėjo jokio savo karaliaus, netikėtai pakeitė iš patarėjo tiesiog. Tokį tipinį konsultantą pavirto.
padarė karjerą savo karalystėje, ten viskas sužlugo ir jau kai nieko savo nebegali vystyti, tada pradedi konsultuoti. Iš esmės to keliu nuo ir visi žiūri į tokį žvilgsnių, who are you? Ir vis tiek jo klauso ir go on. Čia, žinai, anksčiau girdėjau, kad Amerikoje yra visai tokia mada girtis tuo, kad tu sudalyvavai daug feilinusių startupų. Atseit įgėjai patirties. Tai va, žmogus susifeilino su Staniu ir dabar konsultuoja kitus. Žino visas klaidas. Taip, kokias galima būtent padaryti. Jo. Aš žiūrėdamas tą sceną su 10-metį ir bandančiais Jonu ir Sansą įtikinėti ją ir vis parodo Davoso veidą, žodžiu, žiūrint į juos ir tokiu, nu, ką jūs darot, ir galvoju, nu, kada Davosas prašneks galiausiai jis visgi tas bišas, kuris turi diplomatiją. Aš pagalvojau, kad po tos scenos su Gloveriu, kur Gloverio, jo neįtikino, reikėjo padaryti tokį tipinį interviu su Davosu. O klausykite, tai toliau bus tokia situacija ir Gloverio neįtikinsit, tai gal vis dėlto išeisite aikštelę pasišnekėti su juo. Sekantis klausimas, galvotiniai, nesąmonės, na. Taigi jau išėjus ir tiešia, kad jau neįsiu mum. Ar skaitai šiandien laikraštį? Nu, skaičiau, bet turiu kitą paprastesnį klausimą. Gal tik 62 žmonės iš Mormonto ir jeigu toliau taip nesiseks, tai gal vis dėlto išeitis pakalbėti su Glover. Ir kamgi Sansa rašė laiškelį, ir tik ne Littlefingeriai? Panašu į tai. Ar kas nors užmatė tenais tos pirmuosius žodžius kokius nors, ne? Ne, buvo vienintelis ryškus fokuso dalykas, tai kad pasirašo Sansa Stark ir tiek. Jo, bet nemanau, kad yra dar kažkas, kam jį gali parašyti, be Littlefingerio, kas turėtų armiją. Tai. Bolton. Galima. Brangus vyrelį, man reikėtų labai kelių žmonių kovai prieš, nesakysiu. Bet kalbant apie tai, man kažkodėl atrodo, kad čia gali išeiti tokia šiek tiek awkward situacija, nes jeigu Sansa parašys Littlefingeriui ir Littlefingeris atskubės į pagalbą, labai tikėtina, kad jis turės su savim itin stiprią Veilo kariuomenę, kuri būtų ištaškiusi Boltonus ir viena. Ir tuomet Wildlingai galės klausti Jono Snow, o kam tai tada mūsų apskaitai čia reikėjo, jeigu jis turėjo tokią stiprią kariauną ir galėjote tiesiog iš karto juos paprašyti įvykdyti šiandien. Ne, tai man atrodo, šiandien galbūt nebus svolačiai tokie Wildlingai ir pirmiausia, tai Jonas ateidamas pas juos neturėjo jokios kariuomenės, kaip ir tie patys, kas nes, Glantai. Žodžiu, tas trečio levelio bosas, kurį reikėjo įtikinti. Gloverį, va, taip. Jis irgi Jonui atėjus paklausė, o tai kas dar pasis šaikai, ar čia mūsų nesumuš taip žiauriai. Ir Jonas sako, biški Wildlingų. Tada sako, ne, chebra. Gal mes pasėdėsim čia namuose. Jeigu jis būtų atėjęs, sakytų, pas mus milijonas Veilo kareivių ir mes einam full Boltonus, jis sakytų, jo, gerai, mes prisijungsim prie garbės ir dovanų. Jo, nu čia šiaip mačiau. Tai yra, gali visas tas karių surinkimas, jeigu atjos Littlefingeris, gali būti, kad jis turėjo žymiai mažiau prasmės, negu atrodo. Kita vertus, turiu pasakyti, kad bent man ta 10-metė yra toks kiečiausias epizodinis veikėjas kol kas, vienas kiečiausių. Nu, labai neblogas ir malonus buvo pokalbis su juo. Ir jos dviejais patarėjais, kurie vis tik linko prie jos. Jo, aš pradžioj pagalvojau, kad pradžioj linko tik vienas, taip aš pagalvojau, kad antras sėdė tik dėl simetrijos, kad būtų gražiau šiek tiek, tai va. Kas jinai yra Džorai? Ar pusseserė, ar... O duktė, kaip aš supratau, jinai yra duktė, nes minėjo, kad jos motina buvo gera karė ir žuvo kovodama už Robą Starką, o tas senasis Meškinas, kuris tuo metu kontroliavo... Buvo jos dėdė. Jūs sako tavo dėdė. Jo, galbūt tai reiškia, Džora yra čia Džoros pusseserė. Pusseserė? Taip. Nu, įdomu, po kiek laiko pamatysim Jorah the Explorer ir ką jis veikia gyvenime. Gal jis bus tas 69? Arba 102 davė? 63.
63 63 karys, Jo. pervadint seriją. Ne? Naujoji serija. Tikėkime, kad tuo metu jisai netrodys kaip The Beast iš Fantastic Four. Ne, tai tada jau beliks variantas, kaip tam pasislėpusiam kariui, kur bus su pilna šarvuotė pasirodo ir tik tai gale nusiima šalmą ir atsiskleidžia. Na, bet šis visai variantas irgi sudalyvauti tokiam formatui. Ir pasakyti, aš radau vaistus, bet šiek tiek per vėlai. Na ką, toliau žiūrime scenas ir Olena susitinka su Cersėja ir Cersėja sako, Olena, tai ką išvažiuoji? Taigi bėdos yra. O Olena sako, per tave bėdos, per tave ir išvažiuoju. Ką šita scena reiškia mums, kaip žiūrovams? Ką pasakė? Na, vienas vertus jinai parodė, kad Cersei situacija yra labai nepavydėtina ir ji tikrai save įsivarė į kampą, kaip anksčiau irgi buvo, bet būdavo. Kita vertus, nežinau, buvo tiesiog smagus pokalbis tarp dviejų veikėjų, kurios myli ir mėgsta vieną kitą. Jo, nes aš buvau tikrai įsigandęs, kad jau čia taip greit užmiršo visas tas nuoskaudas ir jau susijungė ir čia mes jau taip lengvai, sakykime, kariausim prieš tą žvirblį koja koja, nu čia vėl grįžo į realybę, sakykime, ir nepavyko, tai nepavyko. Aš manau, kad Olena būtų žymiai sukalbamesnė, jeigu nebūtų gavusi tos rožytės Growing Strong nuo Marjorie. Olena, man atrodo, būtų jau vertusi per galvą, kad tik tais kažką taip padaryti, kokį planą su Cersėja naują, nes Marjorie eina iš proto ir reikia gelbėti nuo visko. Ir čia mes tikrai įstikinam, kad Olena nebuvo tai Marjorie su Olena kažkoks bendras planas. Čia grinai Marjorie pati sugalvojo šitą visą taktiką daryti ir jinai tiesiog jau pradeda Olenai nurodinėti, ką daryti ir kad tu bėgi šiek tiek greičiau. Ir matome, kad nėra tai viskas čia paprasta. Įdomu, man vis dar įdomu, kaip būtų baigęsi, jeigu Marjorie nebūtų pradėjus sukto plano, o Jaimis ir Armis tiesiog iškerstų visus žvirblius su savo kokelėmis tenais bestovinčius. Na, bet to nesužinosim ir turbūt tęsiam kelionę dabar jau Jaimio į Blackfish'o žemės, ar ne? Ar kaip jis ten vadina? Riverlandus, taip. Tai jo. Prasideda visa scena nuo Monty Pythono herojų bandančių grasinti, nužudant herojų. Veikėja, kuris niekam nerūpi, jo niekas nemėgsta ir visi, ne visi, bet daugelis net mėgautųsi turbūt šiek tiek, jeigu... Netgi Game of Thrones visatoje atrodo, kad niekam jis nerūpi. Aš dar turiu pasakyti, kad aš nesu stilistas ar dizaineris, bet man atrodo, kad bet kuris žmogus, kuris užsideda tokią frėjų kepurę, kuri yra toje scenoje, iškart praranda bet kokį credibility, bet kuriuose dėrybose. Tai va. Ir intelekto dalį. Netgi kai kurie kadrai buvo padaryti Monty Pythonų stilimis, tokių stambių planų, vos neišgaubtų, žinai. Bet mes jau antrą kartą čia tuose podcastuose mini Monty Pythoną, tai gal tikrai matosi, kad įtaka, ar ne? Gerbėjai bijau. Yra dalykai, kuriuos dažniau dar minim. Bet nonetheless, man visai patiko pokalbis tarp Brono ir Jaimio. Po kiekvienos Brono pastabos galėjai įdėti fonę juoką iš draugų. Arba badams, ar ne? Taip. Ja. Bet atmetus Broną, tai man tikrai kaip knygos skaičiusiam labai patiko, kad visa kita buvo padaryta daug maža pagal knygą. Ypač dialogas tarp Brindeno ir Jaimio, tai tikrai tu pasižiūrėjai, viskas sukalta taip, kaip buvo. Ir kaip mes praeitą svarstėm, kaip jie dabar darys, tai jie daro konkrečiai, kaip tas pirmas užėmimas Brindeno ir, tai tiesiog smagu žiūrėti. Kas įdomu dar, kad kalbant su jumis, aš supratau, kad daug kas grįžta link knygų pusės, ar ne? Tai, ką mes galvojam, kad yra jau užmiršta ir kad nebuvo panaudota arba iškirpta seriale, dabar tai ir prie to yra sugrįžtama. Tas pats Jaimio keliavimas į Riverlandus,
galbūt būsianti Caitlin Stark dabar, kur tu sakai, ir aš tai įsivaizduoju daugiau dalykų, ar ne? Jo, Clegane'o atgaivinimas, kurios knygose irgi buvo taip jau pakankamai aiškiai užsimenamas. Va, kai kurie dalykai jo, sustoja pasivėję serialas kai kuriuose vietose knygas, nors daugelį vietų jis tikrai jau aplenkė. Na ką, mes jau aptarėm sceną su 10-metę pertraukinėjančią Lianą, ar ne, ir dabar gal šokame į priekį prie išgertuvių ir brotelių, mėgstamiausias Tyriono vietas turbūt. Ir ten šiuo metu lankosi kas? Lankosi Jara su Tionu. Suvyriškėjusi Jara šiek tiek. Suvyriškėjusi. Tionas žiūri pasimetusi žvilgsnį, nors nemanau, kad Jara turi kažkokių pranašumų prieš jį, tam tikrą prasme. Tai va, ne, aš turiu omeny. Nebesiteisinti. Ne, aš turiu omeny, aš nežinau, ar Tioną galima taip greit sulaužyti po visos Ramzio mokyklos ir grąžinti jo buvusį tioniškumą. Ne, peltovis, žodžiu, tą variantą. Tikriausiai ne, bet step by step ir, man atrodo, jaučiasi tas jo kitimas jau per nebūtinai šią seriją, kur jam liepia jau gert, kad būtų... Gert alų bukvyrą. Tauro alus, tikrų vyrų alus, jo. Sponsoriai mūsų, ačiū labai. Bet taip, per kiekvieną seriją jis vis kažką tai padaro daugiau, jis vis labiau grįžta į save, jis jau nuo Sansos, man atrodo, gelbėjimo laikų, ten galbūt buvo toksai lūžis, kai jį įtikino, kad jis turėtų iš tikrųjų bandyti ištaisyti. Naudingiausią pasaulyje diversiją darė. Ja, taip, to pačiu ir bėgo nuo šunų. Ir manau, kad jis progresuoja į tą pusę, kad grįžinėja iki bent jau savo kažkokio tai orumo susigrąžinimo. Nežinau, dabar yra vakaras, šiek tiek jaučiasi kažkoks pavargimas, bet čia yra platesnė tema, bet vis tiek norėjau pradėti kažkurio metu apie Tioną. Man yra tam tikra grupė veikėjų Game of Thrones, kurie kartais bent aš pasigailiu, kad jų nenužudė anksčiau. Ne dėl to, kad jie yra neįdomus, bet dėl to, kad jautiesi, kad jų arka jau buvo papasakota. Ir ji nukeliavo taip toli, kad ir tas veikėjas perėjo tiek transformacijų, kad pradedi jau ne taip jį žiūrėti rimtai ir ne taip įdomiai, nes jis tarsi praranda savo formą ir turinį. Tai vat man Tionas yra vienas iš tokių veikėjų, nes jo pradinė arka buvo labai įdomi, tai buvo žmogus, kuris, aišku, prieš savo valią, nes savo valia nieks įkaitų dažniausiai neina, bet buvo paimtas tokių garbingų įkaitų tam, kad laikyti Greidžiojus suspaustus, tam, kad karalius Beilanas, kuris kažkada buvo pradėjęs Greidžiojų rebelioną, kuris buvo numalšintas, žinotų, kad jo įpėdinis yra pas Starkus ir bijotų kažką krėsti toliau. Ir buvo visai įdomu žiūrėti, kaip Tionas kompleksuoja dėl to, kad jisai tarsi Greidžiojams nepadeda ir pernelik susigyvenę su Starkais. Tada padaro krūvo klaidų ir galų gale pabaigė tokioj apgailėtinoj situacijai pas Ramsey, kuris yra labiau gyvuliukas negu žmogus. Nu ir aišku, tas, kaip tu sakei, lūžio momentas su Sansa buvo visai gražus, bet vėliau, kai jis atvarė atgal pas Greidžiojus ir gal man būtent šioj serijai pradėta jaustis, kad man netiek įdomu, kas jam atsitiks, nes man kažkoks toks keistas jausmas, kad jo veikėjas jau išgyveno pakankamai daug įdomios arkos, kad dar toliau kažkiek būtų įdomu ir labai daug buvo pokyčių toje arkoje, kad
žiūrėčiau, kas su juo bus toliau. Bet nežinau kas, gal dėl to, kad pats veikėjas nėra labai charizmatiškas, kaip The Hound ar Arya, kur tu nori daugiau jų ir žiūrėti, kaip jie iš vienos vietos varo į kitą ir trečią ir ketvirtą. Su Fionu toks būna kažkoks man jau mech, kaip su Samu ir Gilė. Bet čia tik man. Aš manau, kad tam, kad veikėjas pradėtų patikti, reikia vos vieno poros epizodų su juo kaip kažkokia įdomioj naujoj plotmėj vėl. Čia gal galim prisiminti, aišku, šiek tiek kitoks variantas, bet tiesiog veikėjas, kuris padaro tau įspūdį. Tai, kad ir šiame epizode buvo labai trumpai pasirodęs, bet vis tiek kažkiek tai sudominantis yra Blackbeardas, ar ne? Tuo tarpu galim prisiminti Oberiną, kuris iš viso turėjo labai trumpą savo gyvavimo laikotarpį, bet yra atsimenamas ir apie jį kalbama iki šiol. Tai va. 10 metų pasirodė keliom minutėm ir supranti, Fionas man buvo įdomus kažkada ir jis turėjo savo paskirtį ir viskas gerai, jis nėra toks blogas veikėjas, aš nesakau, kad jis blogai parašytas. Tiesiog, pavyzdžiui, žiūrint šitą sceną, man įdomu, kas vyks su Jara, kur jį plauks, kaip jį bandys šnekėti su Daenerys ir taip toliau. Ir šalia yra Tionas, kuris šiuo metu neatlieka kažkokios aiškios funkcijos, jis yra šiek tiek pasodintas, jam sako, gerk jisai geria, jam sako, negerk jis negeria ir tada ateina Jara ir sako jam, tu turi grįžti, tu turi tapti Tionu, kuris kažkada buvo. Ir staiga aš suprantu, kad aš nelabai kierinu, ar jisai grįž ar negrįž, okei, negrįž, ne okei. Tarsi, čia labiau netgi ne kritika, o tai, kad... Kol kas dar tavęs nesudomino, tai sakykim taip. Tiesiog ateina tas momentas, kai supranti, kad ta arka tau nėra tokia įdomi, kiek jie stengiasi padaryti įdomią gal. Kiek nori serialų kūrėjai, kad tau būtų įdomu. Man nelabai kol kas įdomu, kas nutiks Fionui. Bet čia yra vėlgi mano Tionui, mano asmeniniai įspūdžiai, aš tikiu, kad kiekvienam žiūrovui yra kitaip. Tai čia visiškai subjektyvu. Na ir tuo pačiu dar tai buvo scena, kurioje įkišo prisiminę kūrėjai, kad dar nerodė nuogų krūtų. Tai sukišo labai daug jų. Aha. Ir mes keliaujame į kitą sceną ir matome vėlgi Clegane. Ir Clegainas šiek tiek pavėluoja savo sriubos, nes dirba viršvalandžius ir grįžęs supranta, kad firma, kurioje jis dirbo, bankrutavo. Na, moralas būtų toks, eik valgyti sriubos, kai mamytė kviečia. Na, čia atveju neaišku, koks moralas. Jeigu būtum nuėjęs sriubos, galbūt būtum sulygintas su tai firma visą. Manai? Aš manau, jis būtų išgelbės. Sakai, būtų iškalęs visą, ne? Aišku. Tai būtų skirtumas toksai, kad tada tas mokytojas Blackbeardas būtų numiręs ne su kilpa ant kaklo, būtų numiręs į rankose su strėle nugaroj, pavyzdžiui. Nebūtų didelio pasikeitimo, būtų vis tiek tas pats Lodivaitis, nes jį reikėjo išskirti, niekam nebūtų įdomu žiūrėti dar 2 serijas, kaip jisai baigė statyti tą bažnyčią. Nors dirbo atkakliai ir atsidavęs. Įdomu, kad šiaip pažiūrėjus į abi versijas šito sprendimo, ar Clegainas pavėluoja ir randa visus žudytus, ar Clegainas suspėja biškį žudo dalį jų ir tada mokytojas numiršta ant jo rankų. Abu variantai tokie ir klišėjai, ir išsprendžiantis tą pačią problemą. Ja, aš man regis nesakiau, kad kažkaip mėgsta tai vadinti nudegusių kūnų tatuinę traupų, kai tu turi veikėją ir jis turi labai sudėtingą dilemą prieš save, ar rinktis A ar B. Jeigu jis pasirinks A, tai jis tarsi
atliks savo pareigą visuomeniai, bet jeigu jis pasirinks B, jis save realizuos. Tai čia valgyt ribos Tai ar vat bus, toliau tai kirsti. tai va dėl to aš ir norėjau, kad jis su Blackbird iškeliautų kur nors kitur dviese. Nes dabar Tas sudegęs tatuinas galėjo būti jiems dviem. Jo, tai vat būtent sudegusių kūnų tatuinė, nu čia pagal žvaigždžių karus, aišku, tas traupsus, kad jis su tuo ir pasižymi, kad jis labai patogiai išsprendžia tą dilemą ir tarsi veikėjui nereikia priimti kažkokią sprendimą, nes sprendimą priima už jį the bad guys arba kažkoks force majoras ir duoda dar daugiau motivacijos pasirinkti B, o ne A. Tai čia, jeigu žiūrint, ko Mindaugas norėtų, kad būtų ir Blackbeardas gyvas, ir Clegane gyvas, tai galim nebent daryti išvadą, kad moralas yra iš tikro Blackbeardui, kad nereikia palikti vieno žmogaus dirbančio, būtų pasilikęs kartu skardyt malkas, būtų galėję kartu keliauti. Jo, būtų dviese tada tuo atveju. Galėjau užsiplėpėti biškutį. Bet mes šitą galą specialiai praskipinom prieš tai buvusią sceną, nes turėjom tokią reakciją neeilinę. Tai aš Dimas iškart norėčiau paklausti. Tai kai tu galvoji, kad ją jau žudo, o po to kiek nors tau užėjo kažkoks tai pozityvas, kažkiek tai viltis. Jeigu ką mes dabar kalbame apie Arya Stark, kuri beveik pergalinai iškeliavo iš Bravoso, bet jis sutiko pergalingai iškeliavo iš viso, jeigu taip žiūrėjau. Taip, ir jo, jis sutiko mėgstamiausią Igno veikėją, Vaik. Antroji pagal mėgstamumą Septonė vis dar yra mano numeris 1. Netgi pačios scenos, ar ne? Netgi pačios scenos, ar prasme, man... Ne, niekas nėra baisiau už pirštų daužymą ir shame, daling. Tai va, tai taip, aš maniau, kad Arya žudo, tai yra žudo, kad jie nužudys dabar. Kad ne šiaip žudo ir jį išgyvens, bet kad jie nužudys iki galo, ne taip kaip Clegane. Ir arba Stanis, dabar Stanis gal irgi nužudys. Ne, tu nežinai, Stanis dar gali grįžti kaip beveik begalvis Stanis. Dar vienas gintas į Harry Potterį, bet filčą. Taip, tai ir Nymphadorus Tonks. Jo, būtent. Taip, bet jo, jeigu turiu pasakyti taip, kad nes iki šiol gal sunku atsipeikėti nuo tos reakcijos, jeigu būtų nužudę Arją, man tai būtų žymiai didesnis smūgis nei buvo Ponezo, Oberino ar Hodoro. Nes viena vertus tada tai reikštų, kad 3 sezonai Arijos mokymusi Bravosui buvo šunė ant uodegos, nes jį nieko neišmoko ir tiesiog atkeliavo, kažką paveikė ir tuomet jie nužudė. B, būčiau netekęs, matyt, mėgstamiausios šiuo metu veikėjos. C, būčiau netekęs veikėjos, kurią įdomu stebėti ir kurią ilgai stebėjau neįdomioj situacijoje, if that makes sense, ta prasme, įdomią veikėją neįdomioj situacijoje, ir jau laukiau kažkokio už tai atlyginimo iš serialo pusės. Kad jos... O būtų atlyginę visai nesukaupu tokiu. Jo, kad, nu taip, tam tikrą prasme, bet kaip tu sakei kažkuriam iš podcastų, Ignai, kad tu pavargai nuo Faceless Man Nothing ir tu nori, kad Arya galų galę save kažkaip realizuotų. Ir to irgi nebūtų įvykę. Tai va, taip, man tikrai būtų labai gaila Arijos. Tikėkime, kad jį išgyvens, nes jį dar gali mirti ir tas yra baisu. Kiek epizodų gali tempti iki mirties, ar ne? Arija yra mano investicija tam mūsų vidiniam podcast'o žaidime, kur kiekvienas pasirenka po 2 veikėjus ir vieną šeimą, už kurią serga. Taigi, mano arkliukas būtų tiesiog nukrytęs arklių rungtynių metu, tai va. Žirgų. Bet čia iš to reikėjo tikėtis. Game of Thrones nėra dosnus serialas ir jeigu jau pačioj pirmoj scenoje mes gauname meduolį, tai to rimbo reikėjo tikėtis. Kažkurio metu turėjo būti logiška, kad jisai buvo pataupytas galui. Tai viskas dar nesibaigė taip blogai, kaip galėjo baigtis. Gal bloga pabaiga tęsis keletą serijų, gal nebus visai bloga.
Na, kai aš pamačiau šią vietą ir tą babutę, iš karto galvoju, jo, čia bus Faithless persona ir taip ir buvo. Ir tie šankai buvo visai gražiai gyveninti ir man patiko, bet nei vienu momentu aš negalvojau, kad Arija yra, na kaip ten, in danger mirti. Kad į in danger bus sužalota gerokai taip, bet in danger mirti nemanau. O kaip kiti, Karoli, kaip tu į šią sceną reagavai? Aš net nesu tikras, vėlgi sakau, aš kažko tikėjausi, kad kažkas jau turi blogo šitoj serijoje nutikti, nes jau pradžia buvo tokia pozityvi. Taip nebūna, galvojau, kad galbūt mažiau apskabys Ariją, negu ją apskabė, bet kita vertus, man tiesiog įdomu, kur nuves toliau, nes jeigu sąžiningai, aš tikrai nemanau, kad yra kažkoks pavojus, kad jinai pasibaigs šitam sezonėje. Ją buvo per daug investuota, per daug laiko eteryje, jinai ekrane turėjo, kad taip tiesiog paimti ir užgniaužtą veikėją. Dar turi sąskaitų, kurias reikia suvesti, reikia prisiminti maldelę, kurią jinai prieš naktį kalba, arba bent jau kalbėdavo. Tai aš manau, kad reikia vertinti ramiai kol kas. Šiaip kalbant apie tą maldelę, jos dėmenų kažkaip mažėja, bus labai awkward, jeigu į kiekvieną naktį tiesiog turės sakyti Walder Frey. Walder Frey. Ir taip, Mindaugai, o kaip tu reagavai iš Arijos? Jo, aš tai gan stoiškai iš tikrųjų pasižiūrėjau šitą sceną, nes gal net labiau sureagau, žinokit, į ten tą visą bendruomenę iškirto, nes jo, man visa Arijos istorija kaip sapne kokiam. Kartais man atrodo, kad viskas dar yra part of the training, nors turbūt jau per daug šiek tiek yra nueita. Jau labai toli part of the training. Jo, bet kartais, nes ypač kai baigėsi senas sezonas, kai jie ten prarado tą regėjimą, dabar visas šitas apsitiktas. Dabar prasinksta. Jo, prasinksta ir tai naujant, tai nenaujant, tai vėl ir atrodo, kad kažkokia magija apgaubta yra visas šitas. Kur jinai eina, gal greičiausiai pas tą aktorę, nes jinai kažkam padėjo, dabar susilauks atgal kažkokią tai. Tas pats Sirius Forel čia kardis labai gerai, kuris realiai kilęs iš to pačio Bravoso. Tai... Šiandien mes kalbam apie mokytoją kardų šokėją. Taip. Ir Bravas, aš manau, kad tikrai gali atsirasti jai draugų pagalbos, kad nepaleis gal taip greitai jai pabėgti tą Westeroso. Žinot, kodėl aš sureagavau į šitą sceną emocingiau gal negu jūs, nes jo, man šį podcastą kažkaip visai lenda analogijas su žaidimais. Žiūrėti Game of Thrones, tai tam tikrą prasme man kaip žaisti džangą. Tu žaidi džangą ir staiga tu pajauti, kad pradeda siūbuoti visas tas statinys ir tuo jis išgriūs ir įvyks kažkas tokio kaip Red Weddingas, arba net Nedo Starko mirtis, arba Oberino mirtis, arba Hodoras. Ir kažkas tavo mėgstamam veikėjui atsitiks labai kažkas blogo ir blogo aš turiu omeny jisai mirs. Ir man, kai Arija pradėjo badyti, ir ją pabadė man regis ne vieną, o kelis kartus, man buvo būtent tas jausmas, kad dabar yra ta scena, kur griūna pilis, kur tos scenos paskirtis yra ne padaryti Arijos situaciją pavojingesnę, o būtent ją numarinti ir pasakyti žiūrovui, Ir būtent dėl to aš tą sceną priėmiau taip labai dramatiškai, bet kaip suprantu, kiti žiūrovai, jie netgi neabejojo, kad Arija išgyvens ir išsigelbės. Aš nežinau, ta neabejonė, galbūt aš nesakyčiau, kad neabejojau. Neabejojau, bet prasme, kai jinai atgal įkirto ir persisvėrė į tą, tai jau supratai, kad kažkur kažkas po to jau gausis. Gal jeigu tai būtų užlaikę kažkaip kitaip, galbūt tada būtų daug intensyviau, nes dabar tai tau iš karto tas šokas pirminis ir tu dar nespėjai atsipeikėt, jau išsigelbėjo, okei. Nes galbūt jeigu ta scena būtų išlaikyta ilgiau, gali būti, kad būtų daug daugiau abejonių. Bet jeigu Arija išgyvens, ir aš tikiuosi, kad jie išgyvens, pagalvokite, kokia nemaloni situacija Faceless Man. Jie norėjo nužudyti vieną savo narę dėl to, kad jį subočino užsakymą ir dabar išsiuntė kitą savo narę ir jį irgi subočino užsakymą.
tokia dviguba komunikacijos, nu, ne tik komunikacijos, bet, nu, kaip čia pasakyti, dviguba įvaizdžio krizė, jeigu taip galima. Nes Gerai, tik, kad niekas nežino apie jų šitą bylą konkretų. Gal jie daugiau... Bent jau PR prasme galbūt nebus taip. Jo, gal jie daugiau turi tokių bylų, apie kuriuos niekas nežino. Nes knygose buvo labai akcentuojama, jo, man regis, ten tikrai nemažai buvo akcentuojama, kad jie niekuomet nesifeilina. Tai va, dėl to jie tiek daug ir kainavo. Tuo atveju, kai sufeilina, jie tiesiog nukilina užsakovus ir... Tai va, ir sužinojom visą tiesą, jo. Tai piniginiai reikalai gal tada. Jo, tai gal pirmiausia nuo Karlio pradėkime. Karli, mes visą laiką tai turim savo investicijas namo ir 2 atskirų veikėjų, kurie šiaip patinka iš bet kur bet ko. Sakykit savo favoritus Game of Thrones visatoje. O žiūrėtų dar kaip tik į tą vietą, kur atsirado Clegainas. Clegain, bet investicija yra kokio pobūdžio. Aš turiu pasirinkti, kurie laimės sostų žaidimą ir kurie... Čia jau labai... Gal tos, kurie tau įdomesni ir kuriuos tu labiau seki ir už kuriuos tu rūtini. O ir aš turėsiu šansą laimėti, jeigu jie ištemps iki pabaigos, ar jeigu jie finalė sėdės sostą. Šiaip mes iki galo neaptarėm, kodėl. Aš noriu prieš mažindamą žinoti sąlygą. Labiausiai turbūt tai, kuriuos veikėjus ir kuriuos namus tu tikėtumės, kad tiesiog kurie artimiausiai širdžiai. Gali ir išmirti visi, kaip Starkai, gali ir gyventi. Supratau, o veikėjai turi būti iš to paties namo? Ne, visiškai laisvai patys. Aišku, tai ne, artimiausi širdžiai vis tiek tada lieka originalieji Starkai, jie mieliausi. Jeigu būtų kiek pasisukę, kitaip reikalai, galbūt marteliai būtų artimi širdžiai, bet sezono pradžia buvo tokia, kokia buvo ir buvo beprasmiškas to princo nužudymas, kuris atėmė bet kokį susidomėjimą to giminę, tai Starkai lieka tarp mano favoritų, o dabar jeigu jau reikia rinktis veikėjus, tai šičia irgi nebus baisiai originalu, bet didžiausios 2 meilės turbūt mano serialo yra manipuliatoriai, vienas genialus iš prigimties Littlefingeris, kuris norisi, kad temptų bent jau iki paskutinio sezono ir nuveiktų dar daug machinacijų. Kitas yra besimokantis toksai genijus būsimas Tyrienas, kuriam yra dar ką išmokti, kuriam kartais sąžinė sutrukdo iki galo užbaigti gerą manipuliaciją, bet jisai nebereikalo yra, sakykim, publikos numylėtinis. Tai aš prie tos publikos. Na ir kaip tu įvertinum tada savo dabartinės situacijas? House Stark ir tų 2 veikėjų. Na, Tyrienas, tai, sakykim, pradėkim nuo to veikėjos, ties kuriuo pabaigiam, tai Tyrienas dabar yra puikioj pozicijoje, jisai gavo gerą vakarietišką išsilavinimą kaip karaliaus dešinioji ranka Westeros ir dabar tas pačias funkcijas atlieka egzotiškose rytuose. Tai tiesiog tobulina, sakykim, gavo savo bakalaurą, dabar jau pakeliui atsiimti ir magistrą. O su Littlefingeriu yra kiek sudėtingiau, bet panašu, kad jo paskutinė manipuliacija, kaip ir visos anksčiau buvusios, yra labai sėkminga. Jeigu Sansa rašo laišką jam, o greičiausiai jam rašo, tai jisai vėlgi puikioj pozicijoje turėti po ranka Winterfello ir Starkų įpėdinę, pasimti visą pilį, pasimti įpėdinę ir valdyti šiaurę, kaip turbūt norėjo. Jo liktai planas kažkoks toks ir buvo to senoviniu metu, ne? O galėjo būti, bet nėra jisai taip iki galo atskleistas. Jisai iš tikrųjų tiek daug turi planų ir machinacijų, kad netgi šiuo metu skaitant 2 kartą knygas, truputėlį pasimeti, vis atrandi daugiau palaidų galų, vis matai, kad daugiau įkalčių veda prie Littlefingerio, bet kokie jo tikrai galutiniai planai yra sunku pasakyti, bet aš dabar matau jam labai realias galimybės tapti šiaurės valdovu. Littlefingeris
kelis kartus matyt perskaitė karo meną ir išmano visas tas taisyklės. Bet aš dar Karolio norėjau paklausti, gal labiau pasidalinti tokią teoriją. Man regis, kad Tyrionui didžiausia grėsmė šiuo metu gali ateiti būtent iš Daenerys, nes kai Daenerys grįž ir pamatys, ką jis pridarė, jam reikės pasistengti, ją įtikinti, kad jis tai darė turėdamas gerus ketinimus, o ne piktus kėslus, nes tu įsivaizduok, jinai grįžta, pamato, kad jisai grąžino vergyją, jis leido kažkokius neaiškius Lord of Light pranašus. Ir jį gali pradėti kvestionuoti jų ketinimus. Sudegino visą laivyną, ne? Nu, ne jis pats, bet esant jam, kaip čia in office, tai buvo... That day at the office. Yeah. Tai buvo padaryta ir jį gali pradėti klausti, ar čia iš tiesų jisai nebus koks nors diversantas. Uzurbatorių ašodo. Kaip yra visą laiką tokia galimybė, tikrai sutinku, kad Daenerys grįžus nebus patenkinta, nes jinai nėra, kaip matėm, didelė kompromisų mėgėja. Kompromisų Tyrionas pridarė daug. Kita vertus, lyg ir seras Jorah Mormontas išmokė Daenerys atleisti ir suteikti antrą progą žmonėms. Tai gal Tyrionas gaus antrą arba trečią progą, priklauso kaip čia skaičiuoti. Tai mano viltys yra tokios, kad dar liks jisai savo postę kurį laiką ir grįž galbūt netgi laiminčioje pusėje į Westeros. Jo, aš pagalvojau dar, juk galų gale bus Missandei ir Grey Wormas, kurie galės patikinti, kad tikrai stengiasi Rūkas. Kalbant apie investicijas, klausyk, Littlefingeris yra ir tavo investicija. Taip, ir jo lab, kaip čia taip gavos, kad mūsų antras svečias pasirinka lygiai tos pačius, taip sakant, subjectus unitus, kaip ir. Nes jie va praeitą lygiai tos pačius pasirinko. Tyrioną, Starkus ir Littlefingerį, ar ne? Na va. Jo, ir Littlefingerį pasirinkau ir aš. Ir jisai gaus laišką greičiausiai. Ką apie kitus savo? Palauk, aš dar turiu... Brienę tavo, ne? Ne, Dymos Brienė. Mano yra Sansa, kuri beje kalėdojo, kaip Karolis labai šiandien gražiai išsireiškė. Tai va, pakalėdojo Sansa, rėžė Gloveriui, priminė jo priedermę, gavo atgal į veidą išrėkimą. Aš pagalvojau, pakalėdojo, tada parašė laišką Kalėdų seneliui. Taip, būtent. Taip, ir, nu ką, turbūt Sansa irgi mokosi, va, kaip Tyrionas, ir gal šalia Littlefingerio, gal ne šalia, irgi bus kažkokia ateityje rimta figūra. Jinai, man tokia, visą kiekvieną seriją labai panašiai į Catelyn, iš tikrųjų. Jį istoriškai, mes tave aptariam prieš praeitą podcastą, tai pradeda panašėti labai smarkiai į Elžbietą pirmąją. Taip. O kuom? Visą savo istoriją. Nu, visų pirma tuo, kad Elžbieta irgi buvo gan nepatyrusi ir toli nuo politikos esanti kilmingoji, kuri tikrai nepretendavo, man regis, pirmąjį sostą. Ir turėjo panašiai kaip ir Sansa paramą iš vieno iš lordų, kuris ją pradžioj prastumė neblogai. Ir tada jinai po truputį, būtent kaip ir Sansa priversta dėl aplinkybių, turėjo išmokti viso politikos meno, priimti kai kurios ryžtingus sprendimus, tuo metu, kai visi aplinkui galvoja, ką čia padaryti, ir galų gale tapo Anglijos karalienė, kuri, jos valdymo laikotarpis jau po armados, man regis, armados žlugimo, ispaniškosios armados žlugimo 1588 laikomas tuo metu, kai Anglija pagaliau tapo superpower tais laikais. Nors jau prie Henrio VIII taip buvo. Man regis 8. Ir aišku, jį kaip ir Elžbieta pasižymė raudonais plaukais. Iš veido jau. Labiausiai iš veido priartėjo prie Elžbietos.
Tai iš tikrųjų smagu, kaip Sansai šį sezoną klostosi viskas ir mes praeitągi net truputį juokėmės, truputį liūdėjom, truputį raudojom dėl jos ir Teono istorijos, kaip jiem nesiseka, tokie du nelaimės, bet štai suėjo krūvą ir parodė, kad draugė net ir didžiausiam tokiem visiškai jau tokiem visiškom vargėtom, jie kartu gali Jo, tai gal Dievą. yra didžiausias džiaugsmas, kad jinai pagaliau prireikė tik tai 6 sezonų, bet pagaliau jinai iš objekto tampa subjektu ir jinai pagaliau tampa normaliu pilnakraujų veikėjų, kuris priima kažkokius sprendimus ir veikia, o ne tik yra veikiama. Tai yra didžiausias teigiamas pasikeitimas jos veikėja. Dar papildant priimantį Littlefingerio sprendimus. Tas tiesa. Bet tai yra geriausi sprendimai, tai aš neturiu nieko prieš. Ir baigiant Greyjoy'ais, tai jo, turbūt man teks susitaikyti, kad visgi Yara ir Theonas labiau tampa centru, kad ir kaip aš norėčiau, kad Euronas kažkaip perimtų tai, bet liktais viskas verčiasi tai, kad jo, aš manau, kad visgi Yara su Theonu liks kaip pagrindinis Greyjoy'aus. O Euronas kažkaip ir nublanks. Ar nebus taip, kad bus išsiskirimas namo, kaip kad atsitiko su Lannisteriais, pavyzdžiui, Tyrionas nuėjo į vieną pusę, Cersėje su Jaimiu į kitą, Jaimis iš viso dar į kitą pusę. Na taip, bet matai, ir Euronas planuoja pas Daenerys plaukti, tai gali būti, kad teks jiems. Kad susitiks, ar ne? Ir išsiaiškins. Nu gal išsiaiškins vėliau, ne išsiaiškino dabar. Keliai veda pas Daenerys. Jo, kad tik tai jie nesusipeštų tarpusavį ir visiškai būtų toks mini pilietinis Greyjoy'ų karelis. Bet šiaip jo. Ne savo valstybėje. Jo, bet mesgi šiandien konkrečiai sužinom, kokie Jaros planai. Ir kad jis tikrai planuoja plaukti pas Daenerys. Ir kad jai reikės Tiono kaip Tiono. Gal irgi žada vesti Daenerys kaip ir Euronas, kad... Jo, Tionas būtų visai geras vyras. Aš galvojau, kad Jara būtų geresnis vyras už Tioną. Bet kaip tu sakai, kokia Tiono ateitis ir kaip jis gali būti įdomus, tai nebent vakar Tionas. Daenerys matys Tioną ir įsimylės Tioną. Nu, žinai, Jaras dar gali šiek tiek backstebinti tie patarimai, kad... Have the biggest cock between themselves, ar? Aš turiu sakyti, ką mes turėjome apie lesbietes iš viso Game of Thrones. Mes žinom iš knygų, kad Cersei šiek tiek turėjo intimius santykius su moterim. Ten, jo, serialas ten nerodė. Šiek tiek Daenerys turėjo intimius santykius su savo tom dotrakytėm ir va matom ir Jarą, tai va 3 didžiosios lesbos. Na, kaip jums būtų, va Jaras sueina su Daenerys ir sako, mes įsimyli vieną kitą ir užvaldo pasaulį. Aš nežinau, ar Jara yra Daenerys taip, bet, nu, aš čia šiaip galvoju. Tai reikia aptvaros, taip sakant, priešybės vindėvės principo. Nu, gal. Aš pagalvojau, kad tiesiog Jaros dar gali patarimas Tionai šiek tiek backstebinti. Jiem pasakė gerk ir dabar jisai supras, kad čia viskas, kas jam liko ir kalvalizmo liūną. Jaros sakys, negerk Tionai, būk vyras, negerk. Dabar šičia užmetėt labai įdomią mintį. Jeigu iš tikro Tionas su Jara pirmieji pasieks tolimuosius egzotiškus kraštus, kurie yra įsikūrus Daenerys, man būtų labai įdomu Theono ir Varys susitikimas. Kaip jis galėtų pamokyti gyvenimiškos išminties. Būtent ir apskritai visa Daenerys šita, visas vita, Džora ten, sakykim, sakmelį, Veris ten, Tyrionas Nikštukas. Pala. Tolerantiško jaunimo. Čia vienas dalykas yra tolerantiško jaunimo, bet čia mes nekalbam tiesiog apie toleranciją kažkam, čia mes kalbame, kad kiekvienas iš jų turi tam tikrą negalę. Tai yra, čia yra kaip X-menai, tik atvirkščiai. Kas susirgęs mirtina liga, kas nikštukas, kas kastruotas ir... Ir tu kastruotas, tai ten ne vienas, tikrai. Ten visa armija yra. Jo. Na ir priedo dar, jeigu bus prieš Daenerys grįžtant, gali dar sukelti kažkokią suirutę, kuri neaišku prie ko prives. Taip, jo, vat kalbant apie grįžimą pas Daenerys, tai šiaip ėjimo kažkur. Džora bandė tai daug kartų. Jo, Džora bandė tai daug kartų, bet
Jo, gal vis dėlto nekalbant apie Daenerys, o labiau tokia nukryptėme. Mes matėm paskutinę sceną, kur The Hound pasiima kirvį ir kažkur taip smarkiai nueina. Ar jums atrodo... Pat malkų? Jo, vat, Tom, ar jums atrodo, kad jis nuėjo taip tiesiog keršyt, ar tai buvo tiesiog išlaisvinimo momentas, kur jisai pasakė, ai, tiek to šitą jų filosofiją neveikia ir aš einu laimės iškoti. Ne, bet, rimtai, kaip jums atrodo? Pagal tai, kaip jis įniršęs išėjo, tai man atrodo, kad jis eina pasikalbėti su tais, bent jau 3, kurie buvo atjoję prieš tai. Kad blogai saugoja žmonės, ne? Jo. Nu jo, bet po tokias scenas, kur Arija visa sudurta eina, visiškai jau ieško pagalbos ir po to mes štai matom The Hound iš niekur išlindusi su kirviu prieštingai kažkur einant, nu kažkaip man. Kažkaip jo, aš sakyčiau, kad galbūt tos scenos turėjo būti apkeistos vietom pagal intensyvumą, kiek mums stipriai paveiku tai buvo, ne? Nes pirmiausia tai, kad žudė miestelį, kurio mes beveik nežinojom ir vieną veikėją, kurį parodė tik tai šiandien per porą scenų. Ir vietoj to, kad pabaigtų su to, kaip Arija yra nusmeigiama ir įkrenta į upę. Jo, ir The Hound užsiminęs buvo apie Ariją šią seriją, tai turbūt irgi čia neveltui buvo viskas šitą. Nu, aš gal visai patenkintas to, kaip tos scenos buvo išdėliotos, kad išėjo Houndas su kirviu rankoje, man tam tikras atskambis su bene smagiausia šitos serijos fraze, kaip Teonui pasakė jos sesuo, na, tuomet velniop teisingumą gausim kerštą, tai Houndas su labai panašiais sentimentais ir išėjo. Nu, Jūsų investicijos, ponai. Na, prieš nueinant į tavo labai svyruojančią investiciją, tai aš pagalvosiu taip, House Lannister. Įdomi situacija. Dabar Jaime'is įsivėlęs į Riverlandų ataką, kuri dabar neaišku, kiek laiko ir kaip užtruks, tai toks stalemate šitoje vietoje. Tuo tarpu Cersei netenka Olenos kaip savo sąjungininkės ir iš vis nežinia, ką jai dabar daryti ir dar jos laukia trial by combat. Tyrionas, jeigu taip žiūrint, dabar šį kartą nebuvo rodytas, bet jis laukia grįžtančios Daenerys ir šitas galbūt greičiau išsispręs negu kiti variantai, bet nežinau, dabar tokioj labai banguotoj situacijai, sakykime, Lannisterių kortos yra išdėstytas, bet tuo pačiu aš sakyčiau, kad jos nėra tokios, kur yra visiškai susmukusios. Tuo tarpu Jorah the Explorer tęsia savo eksploraciją ir mes nežinom, kada mes jį pamatysim dar kartą ir kokioj formai. Tuo tarpu mano geriausia šiuo metu laikoma investicija, Seras Davosas, rodo, kad jis kaip visada gali iš kur nors ką nors pešti, nors tai ir būtų tik 62, bet užtat labai stiprus vyrai. 63. 63. Su Jorah, mama. Ir visgi įrodė, kad jis gali perkalbėti 10-metę mergaitę. O tai jau šis tas, jie tenais taip pirštais susišaudė viens į kitą, kad jo, tu fainas ir tu faina. Galės susirašyti CV, savo kaip diplomatą, kad perkalbėjau. Jo, bet tai, sakyčiau, galbūt šiek tiek dar, kai aš matau Davosą, aš galvoju, kad tik nenukilintų į šitoj scenai. Nes jis toks yra veikėjas, kurį gali bet kada kas nors iš kur nors ne už ką nukept, kaip sant, ir didysis tas plotlinas, kaip sant, didžioji karalių scena nepasikeistų nuo to, bet mažasis plotlinas, tai, žinai, kaip ten širdies skausmo vertų labai. Jausis, kad netekai dalelę savęs. Taip, vieno iš nedaugelio likusių purely gerų veikėjų čia. O kur dingo Melisandra beje? Klausimas geras. Turbūt nieks nenori jos įsivesti, rodyti, kad mes turim šitą, nes visi turi skirtingus tikėjimus ir sakys, čia minusas nedavė. Man regis, jį gal joja kartu į tos
pasikalbėjimus diplomatinius, bet pamiršo savo apykaklę. Ir dėl to buvo nuspręsta tos pačios diplomatijos vardan juos kartu neimti. Variantas dar gali būti, kad ji pradėjo joti kartu, bet pametė su šitą apykaklę ir jos niekas nebegali rasti. Ir todėl niekas net pažįsta Melisandrą. Ją paliko. Kurgi? Ja. Na ką, Dima, eina prie tavo... Arija, tikiuosi, kad išgyvens. Aš vis dėlto nesigailiu ją investavęs, nes labai įdomus charakteris. Aišku, buvau ir aš pavargęs nuo to Faceless Man Nothing. Jo, tiesiog tikiuosi, kad jinai išgyvens, bet turiu pastebėti Igno gal kažkiek džiaugsmui, kad ta pikta panelė, kurie ją pasmeigė, pagalvok vis dėlto į nekokią žudikę. Nu, taip. Tai prasme, toj situacijai jį galėjo žymiai labiau tai clean padaryti ir... Pradėti nuo gerklės tiesiog vietoj to, kad pilvo. Taip. Turbūt jie irgi užvaldė emociją. Tai va, su viena investicija yra taip, o Brian, kažkur jinai ten... Ką Brianė veikia? Aš kur jinai? jau pamiršt, ką jį veikia. Ji kažkur iškeliavo kažką daryti. Melisandra aiškinasi. Dabar aš pagalvojau kažkodėl apie Jarą ir tą temą, kurią aš šnekėt, kažkodėl nebuvo Briano ir Melisandros. Kažkodėl sudėdėme. Štai dar viena slapta istorija, kurios mes Dar viena pora mes kažčia. Pagalvojot, Tormundas, Melisandra. Tormundas, tokią kalbą kėlė, o Brianė nematė. Turbūt jinai laukia jau jo palatiniai. Na, gal sužinosim kitoj serijoje, kad vyksta su to, o tavo Dorno investicija. Kažkur užtruko. Kaip aš sakiau, kai nusmeigė Doraną, tai galima sakyti, kad mano namas iš dalies žlugo, nes ne iš dalies, iš šiaip žlugo, nes valdžia pasėmė Ksenos, grupelė Ksenos wannabes. Ir šiaip man būtų, tiesą sakant, Dorana ir jos sargybinė žiūrėti žymiai įdomiau nei jas, ir aš nesigailiu, kad dabar nerodo, kas ten vyksta. Na, Karlis trumpai užsiminė, kad greičiausiai kas bus su Dornu, tai... Tai tiesiog 10 serijoje pasižiūrės pro langą, gal mažoji taryba, pavyzdžiui, sėdint ir matys, kad jau Dornas užpuolė King's Landingą ir staiga viskas vyksta, atkeliavo, nes čia gal kai prasidės karas su žvirbliais, tai kada tas trečiasis sportas iš šono, kaip ten sutraiškis abu. Tai jau čia tada ketvirtasis dar. Lannisteriai, tai realiai žvirbliai ir dar Dornas. Dar kas nors. Kas nors dar atsiras. Dar yra orkai kokie atbėgti filmus. Orkai kalbos atsidelis. Orkai neturi kalbos. Iš tiesų tai tiesiog bus labai piktas klegėjimas. Visgi, kas dedas Ispanijai, turbūt įdomu bus pažiūrėti. Gal yra tik kliatas. Bet aš nuo kalbų prie darbų skrendu, tai kitus 2 podcastus darysim iš ten. Tai papasakosiu jums iš pirmų įspūdžių, kaip sakant, ką jie ten veikia. Na ką, ir jau man atrodo, mes perlipam visus savo laiko rekordus. Laikas turbūt atsisveikinti į kitų. Ką galim geriau nuveikti, nei 4 vyrai paplėpėti apie Game of Thrones? Taip, nepareigojančių, lengvai tiesiog pasišnekėti ir kelti internetą. Ir kaip visada mus, likinkit, sharingit, subscribinkit ir tumblerinkit. Ką dar galime? Gerkit tauro alų. Gerkit kaip gali parodyti savo seneliams, kurie nesupranta interneto, bet paklausys. Ir nematė Game of Thrones. Tai ačiū tau, Karoli, labai, kad prie mūsų prisijungė šį kartą. Dėkui, kad priėmė, dėkui, kad parodė seriją vieną iš geresnių. Na ir galbūt prisijungsi prie mūsų dar kitais kokiais kartais. Ir ką? Outro. Tam taradam tam taradam tam taradam tam taradam.